60 laiškas. Likimas – tai Dievo planas žmogui. Ohėjas. Tikrai nesitikėjau, kad teks bendrauti su vienu iš žmonių atstovų. Tai netikėta, bet įdomu. Aš galiu matyti, kaip tu mąstai, ką jauti, ką išgyveni. Tiesa, ne vienas žmogus nėra nematomas. Visos mąstymo bangos siūbuoja erdvėje. Į erdvę paleistos jūsų mintis yra skirtingų švytėjimų, skirtingo stiprumo. Aišku, ar žmogus mąsto negatyviai ar pozityviai. Stebina tai, kad žmogus gyvendamas atrodo įprastą gyvenimą, gerą gyvenimą skleidžia tiek daug negatyvios energijos. Negi žmogus toks silpnas. Vertinti negaliu. Aš matau ir tavo pastangas. Matau tavo vadovų pastangas. Jie yra sukūrę be galo stiprų ir gražų energinį kanalą, kurio išraiškos galutinis taškas esi tu. Žinoma, ties žeme, ties tavimi šis kanalas labai susiaurėja, nes žemės energija yra kieta. Bet erdvėje šis kanalas atsiveria labai galingai. Jis skleidžia tokias vibracijas, kad net mes iš kitos civilizacijos galime įeiti į tą kanalą ir stebėti žmonių gyvenimą. Ne tik stebėti, bet ir padėti. Tiesa, į tą kanalą niekas negali patekti be tavųjų mokytojų leidimo. Be to, jame labai stiprus energinis laukas. Žemesnio ligmens atstovai gali sudegti. Šis kanalas unikalus, jis turi daugybę atspalvių, daugybę skirtingo dažnio srautų. Todėl prie tavęs gali prisijungti pačios įvairiausios energijos. Tokių kanalų Žemėje yra ne vienas ir ne du. Jų yra nemažai, įvairaus stiprumo, o dar daugiau galimybių jiems formuotis. Tačiau jeigu palygintume su žmonių skaičiumi Žemėje, labai mažai, vos kelios dešimtis. Šis kanalas driekėsi per tavo energinį lauką, todėl tave tiek daug kartų laužė, degino, kol žemiškoji energija tapo laisvesnė, takesnė. Bet per šį kanalą energijos pasiekia ir žmonės, su kuriais tu bendrauji, kurie ateina masažų, kurie skaito šios laiškus. Tos energinės bangos paliečia kitą žmogų, jos daugiau ar mažiau jame įsitvirtina. Tai priklauso tiek nuo paties žmogaus pastangų, tiek nuo jo praeities pasiekimų. Iš erdvės sklindančios energinės bangos patenka į žmogaus energinį kanalą ir veikia jo mąstymą, jo gyvenseną. Kiekvienas žmogus priima daugiau tos energijos, kuri jam buvo priimtina ir ankstesniuose gyvenimuose. Taip formuojasi gyvenimo linija, einanti per visus žmogaus gyvenimus. Žmogus galėjo būti bet kuo. Jei viename gyvenime jis buvo gydytojas, tai nereiškia, kad ir kitame jo bus. Jo gyvenimo išraiška galėjo būti pati įvairiausia, bet požiūris į gyvenimą, vertybės, gyvenimo kryptis tokia pati, vientisa. Žmogus visada mintimis gali keisti savo gyvenimą, bet dažnai energiškai jos būna per silpnos, kad ką nors pakeistų. Jeigu į erdvę paleidi žemo dažnio mintis, jos įsilieja į daugumą ir žmogus ima elgtis kaip dauguma, gyvena rutinoje. Likimas kartais suprantamas neteisingai. Kai gyveni rutinoje, ne likimas formuoja tokį gyvenimą, o daugumos nuomonė. Nebegalvoji, kaip iš tiesų tau reikėtų gyventi, o mėgini prisitaikyti prie daugumos. Likimas pasireiškia sąmoningam žmogui, kai jis suvokia gyvenas amžinybėje, kai atsisako savojo ego, kai į savo gyvenimą įsileidžia subtilųjį pasaulį, atsiveria likimas. Likimas – tai Dievo planas žmogui. Sąmoningam žmogui, kuris pasiruošęs priimti viską, ką Dievas pasiūlys ir stengsis tai išgyventi kuo atsakingiau. Tada ir energinės bangos lengviau įsiskverbia į žmogaus energinį lauką. Šios bangos veikia žmogaus gyvenimą. Žmogaus savarankiškumas mažėja, bet atsiveria didžiosios galimybės. Iš tikrųjų tai labai protinga sąlyga. Ne kiekvienam žmogui lengva atsisakyti savarankiškumo, savosios asmenybės išraiškos. Bet jos neatsisakęs nesuteiksi galimybės pasireikšti didžiajam likimui. Štai toks paradoksas, kuris
atrenka pasiryžusiuosius atsiverti Dievui, pasiryžusiuosius patikėti savo gyvenimą Dievui. Tokie žmonės ir suteikia žmonijai prasme, jie tarsi gyvybės eliksyras. Patys išgyvendami Dievo palaimą širdyje, jie perteikia ir kitiems žmonėms. Sudėtinga dar ir tai, kad patys negalite suprasti ir pastebėti daugybės niuansų, kodėl ir kaip viskas vyksta. Jeigu peržengtumėte savo nuostatą, kad žemėje gyvenate tik vieną kartą, jeigu suvoktumėte, kad gyvenate amžinybėje, jūs pradėtumėte suprasti tiek savo ateitį, tiek savo praeitį. Suprastumėte savo paskirtį, savo elgseną. Žmogui labai sunku suprasti tikrąją tiesą, kai ją užspaudusi žemę energiją. Todėl padėkite vienas kitam, keldami energinį lygmenį. Padėkite kasdienėmis mintimis, kasdieniais poelgiais. Energiniai srautai sukuria pralaidumą sąmoningai informacijai. Jie būna įvairių dažnių ir kiekvienas jų sudaro sąlygas į žmogaus energinį lauką įsilieti tam tikroms dažnį atitinkančioms dalelytėms, kurios pasireiškia įvairiomis galimybėmis. Sąmoningoji visatos dalis atsakinga už pagalbą žemiškajai erdvei per energinius kanalus į žmogaus energiją paskleidžia įvairių dalelyčių. Tai koncentruota mintis. Atradusi atgarsį žmogaus širdyje ir mąstyme, ji gali pasireikšti per žmogaus veiksmus. Nekartą girdėjai frazę jungiasi energijos. Tai reiškia, kad tam tikra sąmoninga būtybė per energinį kanalą pasėja tavo energinėme lauke kokią nors mintį. Tavo, kaip ir visų žmonių, energija kupina tavo pačios, kitų žmonių ir subtiliojo pasaulio minčių. Tik nuo žmogaus priklauso, kokios dalelytės yra aktyvuojamos. Žmogaus energinis kanalas turi skirtingų dažnių energinių srautų derinius. Todėl kiekvienas žmogus gali priimti vis kitokio pobūdžio energinės dalelytės. Taip per skirtingus žmonės kontaktą užmezga skirtingi mokytojai iš subtiliojo pasaulio. Mes dažnai matome būtinybę žmogui perduoti tam tikrą informaciją, bet neturime kaip prieiti. Tada žmogaus likimo linija yra šiek tiek koreguojama ir susitinka žmonės, kurie gali vienas kitam padėti. Jeigu matome, kad tas susitikimas gali padėti atsiskleisti žmonių savybėms, tuomet jie yra skatinami bendrauti ilgiau. Kai kada žmonės susitinka tik akimirkai, perduoti reikalingą minties dalelę iš vieno energinio lauko į kitą. Vėliau tai materializuojasi mintyse, jausmuose, veiksmuose. Kai žmogus gyvena ne itin sąmoningą gyvenimą, tai jo gyvenimas tiesiog plaukia pasroviui. Mes įtakos nedarome, bet kai žmogus pradeda gyventi sąmoningai, tada jo energiniai laukai suvirpa ir mes suprantame, kad galime tam žmogui padėti. Vadinasi, galime daryti įtaką jo gyvenimui ir tada niekas nebevyksta atsitiktinai. Viskam yra sava priežastis, nes reikalinga tam tikra pasekmė. Žemę globoja subtilios struktūros būtybės. Vienos jų yra gyvenusios žemėje ir jos pakėlė savo energinę struktūrą į aukštų vibracijų lygmenį. Kitos būtybės tiesiog egzistuoja toje erdvėje ir gali kontaktuoti tiek su žmonių dvasiniais vadovais, tiek su aukštesnio lygmens būtybėmis. Juo aukštesnio dažnio būtybės, juo subtilesnė informacija jos perduoda.